Mes lietuviai esame labai dideli patriotai savo šalies ir visą gyvenimą troškau, kad galėčiau vieną dieną būti plaukikė ir atstovauti savo šalį, nežinau, tarptautinėse pasaulio varžybose ir tai padarius buvau be galo laiminga ir tai mano buvo svajonės išsipildymas ir manau visi lietuviai turi tą tokią ugnelę patriotizmo savyje ir tai labai matosi iš tikrųjų. Toks sportas kaip plaukimas, jis tikrai neturi būti vien tik tai uždarų durų sportas ir manau jį galima, kaip pasakyti, komponuoti į tiesiog kasdieninį žmonių gyvenimą. Tarkim, jeigu mes turėtume kažkokį atvirą baseiną, kurį galėtų naudoti ir tiesiog paprasti žmonės, taip pat ir profesionalūs plaukikai galėtų treniruotis. Ir galbūt tas baseinas būtų toksai kaip, nežinau, susirinkimo taškas, labiau pritrauktų daugiau žmonių, gal aplinkui tą baseiną vyktų visokie kitokie renginiai ar sportai ar kažkas tokio. Aplinkui Kauną yra tiek vandens telkinių, upių, ta prasme, čia pasirinkimo labai yra daug ir labai tikiuosi ir svajoju, kad vieną dieną tikrai galėtume Kaune kažką tokio ir surengti. Tokiais renginiais galbūt skatinti žmonės sportuoti arba propaguoti tiesiog sveiką gyvenseną ir nebūtina tikrai tam profesionaliai sportuoti ar dar ką, bet visų miestiečių įtraukimas yra labai svarbus kaip miesto augimui. Man patinka Kaunas toks jis yra ir man patinka, kad jis skiriasi nuo kitų miestų ir aš nenorėčiau, kad jisai bandytų prilygti kažkokiam miestui galbūt, o išlaikytų savo originalumą ir augti iš vidaus, palinkėčiau ir iš visur galėtų žmonės dalyvauti miesto gyvenime dar daugiau ir dar dažniau. Tiesiog.